artėjančią Lietuvos futbolo lygos čempionato rungtynės, SMS Kredit LTA lygos rungtynės, kuriuose žaidžia Gargždų Banga ir Panevėžio Ekranas. Ekrano ataka Rytis Pilotas, jo perdavimas į baudos aikštelę, Učiano Umene, pirmas prie kamuolio Vitalijus Mirnijus. Ir įvartis, kurį muša Vitalijus Kavaliauskas, štai taip, tarsi ir iš nieko. Žaibas iš giedro dangaus, dėl ko ginčiasi dabar Vitalijus Mirnijus. Aš manau, dėl Učiano Umenės. Veiksmų, ar ne? Dar kartą matome tai, kas įvyko čia. Pilota perdavimas į baudos aikštelę. Na, nežinau. Nesakyčiau, kad kriminalas. Kad praeitą sezoną gal pusė Lietuvos lygos kolektyvų komandų. Kol nebuvo perėta ant žalios. Taip. Pavojinga situacija. Ir proga, kuri nėra realizuota. Bet Rytis Pilotas ir Vitalijus Kavaliauskas. Labai gerai šitas kraštas dirba. Visos atakos, viskas kyla iš ten. O čia Naume ir Aurimas Vertelis 2-0. Ne, nuostolį, ar ne? Vargas. Piloto perdavimas į baudos aikštelę ir kamuolys vartininko Vitalijus Mirnijus. Tuoj pamatysime, kas bus pridėta. Pridedamos 3 minutės šiose rungtynėse ir Vertelis muša antrą įvartį. Ko gero tai yra viskas. Ko gero tai yra istorijos pabaiga. Ko gero sveikiname Ekraną su trečiaja pergalę šiame čempionate. Užuojautos Rimvydui Martinaičiui. Dėkui. Na niekad, sezonas tik prasideda. Vėlgi, Banga pralaimėjo komandai, kuri yra šiuo metu, ko gero, taip, stipresnė, už Bangą stipresnė. Ir ko gero, vėlgi, mes grįžtame prie to, kad bent jau kol kas niekad neįrodė, kad jie nėra stipriausi Lietuvoje. Viskas aidi Edmundo Gaigalo švilpukas, kuris mums sako, kad šios rungtynės baigėsi 2-0. Panevėžio Ekranas iškovojo pergalę prieš Gargždų Bangą. Čia tikrų tribūnoje viskas smagu, viskas gražu. Jiems futbolo šventė. Futbolo šventė, taip iš tikrųjų.